net nebijoju, kad šiandien visos temos, tiksliau tema numeris 1 tai bus Ukraina. Tai nereikia būti iškerėgių, kad tą suprasti ir tą numatyti. Šiandien yra 4 metai, kai prasidėjo karinis konfliktas. Mes kaip tauta, kaip valstybė, kaip visuomenė, greičiausiai prieš mūsų pačių valią, bet mums patiems to nesuprantant, daugelio iniciatyvų ir dabar galima sakyti suinteresuotų iniciatyvų dėka mes į visą šitą košę buvome įtraukta. Įvyko konfliktas tarp 2 valstybių, broliškų valstybių, tiek viena tauta, tiek kita yra Nuo pirmų punktų tiesiog streita propaganda ar melas ar demagogija ar pritempinėjimai ir kad ne savo valia, bet aišku kalba, kad čia ne Rusai, žinai, pradėjo karą, įtraukė mūsų į karą pradėdami karą, čia mūsų visokios organizacijos mūsų įtraukė ir vyriausybė mūsų ir panašiai. Aišku, jisai kalba visos Lietuvos vardu, nors jis kalba visiškai mažos Lietuvos grupės vatnikų marginalų vardu, bet okei. Slaviškos tautos, mes neturime su šito reikalu tiesiogiai, ypač su jo priežastim nieko bendro, bet kažkodėl mes pirmus smuiku pradėjom sudalyvauti taip, tarsi mus kažkodėl yra aiškiai priežastis, bet vėlgi liestų tai tiesiogiai. Kiekvienas sakinys, realiai kiekvienas minutė, jis minutę kalbėjo, realiai kiekvienas sakinys turi ar po 1 arba 3 žodžius labai specifiškai panaudotus, kurie veikia kaip dog whistle tam tikrą auditoriją, kurie reiškia propaganda, tai yra rusų propaganda. Konflikto priežastis, aš manau, apie tai buvo daug kartų pasakyta, dar bus ir ne kartą apie tai pasisakyta ir daug tikrai išgirsime ir faktų, ir su laiku paaiškės daugybė faktų ir apie priežastis, manau, geriausia kalbėti, kai praeina daug laiko, kai gaunama yra kur kas daugiau informacijos, nes dabar galime drąsiai sakyti, mes negaunam informacijos, mes gaunam tik vienos, tik kitos pusės propagandą. Tai visus bandoma. Jo, propagandos yra visai daug ir vienos ir kitos pusės, žinoma, bet mes galim turėti nemažai visai informacijos. Galų galia teritorijos pakitimus mes realiai, tai yra informacija, mes satelitų ten imidžus netgi gaunam, yra gan tiksliai realiai plius minus netgi teritoriniai ten užkariavimai ir ten netgi praradimai technikos skaičiuojami, tai yra labai daug ir informacijos, tik aišku reikia suvokti, kur jinai yra tiksliai, kur ne, o ne viską nurašyti, kad čia vienos pusės ir kitos pusės propaganda tiesiog, kurios aišku irgi yra, bet Telefonas neužsiema čia žurnalistikais, neužsiema kažkokių faktų patikinėjimų, jis užsiema propagandą. Rusijos propaganda. Veikti, tiek Ukrainos pusė savo tiesą aiškina, tiek Rusijos pusė savo tiesą aiškina, ir blogiausia taip, mano nuomonė. Ir jos nėra tolygios, iš čia mėgina pavaizduoti, kad čia yra toks pat maždaug blogas dalykas abi, tai to irgi nėra, viena pusė yra geresnė, nes viena pusė ginasi, o viena pusė užpuolė, neišprovokuoti laisvą šalį. Tai visų pirma. Nėra tas pats, net jeigu kare abi pusės žudo, viena turi moralinę viršenybę. Jeigu kare užsiema propaganda abi pusės, nereiškia, kad visų pirma tolygiai, ar vienodais principais ir nereiškia, kad abi pusės vienodos, visų pirma nepamirškim, bet minutė kiam ir praškai kiekvieną žodį reikia taisyti. Kad mes ir lendam į šitą konfliktą, tarsi mes būtume jo dalis. Mes patys pasidarėme savo šito, kaip sakant, to konflikto dalis ir labai į tai veržėmės. Ir 4 metai mes jau girdim Ukraina. Tai kiek duota valstybės pinigų ir kiek atiduota, tai gali pagalvoti, kad tas, Ukraina yra atskiras visiškai regionas, kuriam Nausėda gyrėsi, kad jau pervedė, sumokėjo, atidavė daugiau kaip 1 milijardą eurų, daugybę korupcijos skandalų, 10 milijonų yra išvogta, jau ministrai ne vienas yra pabėgęs iš Ukrainos su pavogtais pinigais, randami kartais milijonai dolerių, ne po 1 milijoną dolerių grinais, įvairios sąmokslo teorijos apie Zelenskio nekilnojamą turtą, sakau sąmokslo. Recinai, nusiramink šiek tiek, kad man aiškiai neseniuk. Teorijos, nes bišk calm down, tai yra neklausyk, isteriškai neigiama mūsų žiniasklaidai, priešingai oponuojančioj pusėje yra apie tai nuolatos kalbama. Kaip bus kokia tiesa, iš tikrųjų, aš manau, anksčiau ir vėliau paaiškės. Faktas tas, kad tam tikra visuomenės grupė, labai siaura visuomenės grupė yra... Jis labai mėgsta iš tikrųjų tą turėti LRT fone, iš tikrųjų. Suinteresuota šito konflikto tęsimu, nes iš to labai gerai pelnosi ir iš to, kaip sakant, labai gerai gyvena. Buvo realiai 4 sąmokslo teorijos, visiškai niekam nelašo įrodymų. Ir arba, sąmokslo teorija, ne tai, kad, radarom ten akciją, tai jie iš to labai gerai gyvena. Supras, kad, vien dėl to, renka
šitos pinigus ir viską, kad iš to gerai gyventų ir kad čia nėra nei moralinės, nei kažkokios vertybinės, nei praktinės, nieko nėra iš to paramos rinkimo, o tiesiog nes jie gerai gyvena. Tai yra sąmokslo teorija, tai visiškai nepagrįsta. Tai yra žmonės, kurie aukoja, ir kurie organizuoja, kuriems rūpi tiesiog Lietuvos ateitis ir ukrainiečių gyvybės, ir jie renka pinigus, kai kurie gauna algas už tai žinoma. Nes kaip tu kitaip 4 metus, rinksi paramas, bet tai nereiškia, kad jie iš to gerai gyvena, ar dar klėdesys. Ir kenčia tik tai ta klasė žmonių, kurie niekaip negali įtakoti procesų ir juose dalyvauti. Tuo pačiu Ukrainoje ta visuomenės grupė, tai šiuo metu jau ir per prievartą yra tempiama į frontą ir ten tiesiog mirti. Ir viskas. Už neva kažką gero, o tuo tarpu netgi tas... tuo pačiu Ukrainoje ta visuomenės grupė, tai šiuo metu jau ir per prievartą yra tempiama į frontą ir ten tiesiog mirti. Netgi tas tai nėra teisingas, tai yra labai vienpusiškas ir neteisingas netgi toks, apibūdinimas, kad ir ten, net per prievartą yra tempiama mirti. Ok, jeigu, sakysim, ar per prievartą eina į karą, tempiami į karą, ok, žinoma, visur taip yra. Karas iš esmės yra per prievartą. Labai mažai kas bus savanoriai tiek Rusijai, tiek Ukrainai. Kai tu sakai, kad tempiami mirti, tai tu čia Ukrainai taikai, net čia Rusijai turi taikyti. Nes Rusai tą daro. Ir rusų strategijos daug arčiau yra šito tempimo mirti, negu bet kas kitas. O ten yra grynas mėsmalio aparatas pajungtas. Bet jis, aišku, Rusijos net nepaminės. Jis kalba tik apie ukrainiečius. Nes ką jis užsiema, kuom? Rusiška propaganda. Visiškai viskas, ką sako, rusiška propaganda. Ir praškai kiekvieną žodį reiktų taisyti, jeigu tu norėtum iš tikro objektyviai apibūdinti situaciją arba racionaliai apibūdinti situaciją. Praškai kiekvieną žodį reikia taisyti, bet vėlgi jis nekalba, jis čia nedaro žurnalistinio tyrimo. Jis kalba labai specifiniai savo auditorijai, visiškai išprotėjusių žmonių ir daugumai jų net nėra piktavaliai, jie tiesiog žiauriai tūpi. Ir per labai ilgą laiką tiesiog klaidinami buvo ir Janutenių, ir Orlauskų, ir tokių propagandonų, tai ir Rusijos propagandos netgi čia, nes jie tai rusišką televiziją žiūrėdavo pusę gyvenimo netgi čia. Ir viskas. Už neva kažką gero, o tuo tarpu Ukraina sėkmingai perka naujausius Bentley ir visokius modelius, tai ir, kaip sakant, jie toliau gyvena ir tada kritikuojantis tą puotą maro metu yra sakomi, kad jūs čia pavydit, kad čia pinigų turi ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tie tokie... Už kritiką niekas nieko realiai ir nesako, jis turbūt turi minėti tiek kritikai, tiek kur šmeižia ir meluoja ir tada teismus pralaimi. Tai čia vėlgi iškraipo, neteisingai pasako, šiaip vengia net konkrečiai kažką pasakyti, nes žino, kad viskas būtų melas, tai jisai todėl taip pat slepiasi už žodžių, nes yra triochala ir propagandistas. Momentai. Man labai liūdna, kad praktiškai mūsų valdžia net negalvodama, net nemastydama atsisakė savo turimų dalykų. Aš kalbu apie oro gynybos sistemas, kalbu apie milžiniškus kiekius, tiesiog pravalytus sandėlius mūsų turimų gynybinių resursų, karo įvairaus inventoriaus karinio ir visokių šitų dalykų, kur yra tiesiog išvežami į Ukrainą. Aš jau nekalbu apie tos, kad konfiskuoti mokesčių inspekcijos automobiliai taipogi yra remontuojami už mokesčių mokėtojų pinigus ir išvežami į Ukrainą, o vėlgi kalbama, kad ten jie yra tiesiog elementariai parduodami. Tuo tarpu mes galėjome, kad ir skirtume tuos pinigus, mes nieko nepadarėm, kad turėtume savo oro gynybos sistemą. Net jeigu tai yra teisybė, aš negaliu patikrinti šito, bet net jeigu tai teisybė, kom tai blogai yra, tai gerai, panaudojam, ten pataisom ir siunčiam tiem, kam reikia. Mes taigi savo inventorių turim. Mes turim ir replacinam dalykus naujais pirkimais ir viską. Oro gynybos sistemos yra netikėtinai brangios ir, kaip suprantu, eilėje jų reiktų laukti labai ilgą laiką. Tai mėgina gauti, kiek įmanoma, bet sudėtinga gauti ten labai daug. Bet, ir iš esmės atskridę balionai iš Baltarusijos pusės, kažkodėl mums tapo neįveikiama kliūtis, o prisimės... Su oro gynyba balionų nenumušinėsi. Su jokia, absurdas, tai nėra net protinga. Prisiminkit, koks buvo bairis, kai įskrido dronas, ir buvo pasakyta, kad grybautojai tą droną ras. Tai pažiūrėkit, ką mes paskutinius, kai sakant, ubagas savo terbą atiduoda, o ją ponai Ukrainoje sėkmingai paima. Kiek yra visokių nusikalstamų schemų, mes dar tik tai kol kas girdime, kiek susiję su jom lietuviai ir konkrečiai mūsų politikai. Aš irgi net nebejoju, ateis laikas, kada paaiškės. Tai iš esmės, dar kas piktino, tai yra tos pačios tautos ukrainiečių elgesys.
Ir ypatingai Aš paminėsiu 5 minutės melo propagandos ir visą laiką, jeigu kažkokia yra kritika, tai Lietuvai ir Ukrainai. Lietuvos žmonėm, Ukrainos žmonėm, Lietuvos valdžiai, Ukrainos valdžiai. Ne kartą Rusijai. Ne kartą apie Rusiją kažkokį, netgi jeigu faktoidą mėgina duoti, kurį iškraipo. Tai apie ukrainiečius, apie ukrainiečių karius, apie lietuvių valdžią, niekada apie Rusiją, nieko apie Rusiją. Tai nėra veltui. Nu, susimastykit, celofano žiūrovai, jeigu yra čia bent vienas, kuris įsijungs užsitrigerinęs pažiūrėti. Nėra tokio įtarimo, ne? Kodėl apie rusus nekart neužsienio, nes tai yra rusų propaganda, tai nėra realybė. vat, labai įvykusi situacija Klaipėdoje, kur paviešino porą vaizdo įrašų, kur tiesiog ukrainiečiai vat, lietuvius siuntinėja, įžūliai, elgesi šlykščiai, bjauriai, tiesiog ta visuomenės dalis, kuri yra, na, žinot, Ukrainoje dar yra tie tokie nesibaigia 90-ieji. Ir va tas, va, kur siuntinėjo su to juodu to minivenu, jisai suprastų tik tai tada, kad negalima taip elgtis, kai gautų gerai per galvą. Vat kokie tos gatvės vyrai be policijos, jam pridaužytų gerai makau. Nori pašnekėti apie Rusijos gatvės vyrus ir paniatkas? Ir gal nešnekėk tada ir apie ukrainiečių. Gerai. Jis tada suprastų, nes jie taip supranta Ukrainoje, nes jie taip gyvena. Mes jau išmokom gyventi kitaip. Mane mažiau celofanas trigerina negu tavo ypatingas noras tiesiog užspaminti chatą kas sekundę po kažkokią žinutę. Aš jau žiūriu video, smalsumas. Būk smalsus. Kokiam propagandinė šūdė jie sėdi. Tada būk smalsus ir galvok, ar tu galėtum atsakyti jam kažką racionaliai ir pamėgink mintį sudėlioti. Jeigu būtų diskusija kažkokia arba ginčas kažkoks su žmogum, kuris jį žiūri. Ne tiesiog užsitrigerink ir klyk, kad nežiūrėk, o pamėgink savo balsu garsiai pasakyti labai konkrečią kokį argumentą ar ką jis negerai sako ir kokią strategiją naudoja. Jeigu tą darysi, tada taip tavęs irgi netrigerins. Jeigu tiesiog klausysies ir kaip isterikas klykausi, kad čia propaganda ir negalima klausytis ir išjunk, nu tai jo, tu nieko negirdi, tu nieko neišmoksti, tu nieko nepasiemi iš to. Pažink priešą, žinosi tada geriau, kaip tvarkytis.